Kita tema yra kibernetinis saugumas ir norėčiau į sceną pakviesti Nacionalinio kibernetinio saugumo centro prie Krašto apsaugos ministerijos vadovą Liudą Ališauską. Labadiena visiems, dėkui, kad pakvietėt. Geros informatyvios dienos jums vadovai, ekspertai. Tai atsinešiau pačią lengviausią temą, kurią visi išmanot idealiai, tai kibernetinis saugumas. Pasikalbėsim apie tendencijas, aktualijas Lietuvoje. Kolegos prieš tai ne vieną kartą lietė kibernetinį saugumą ir taip, tai yra dalykas, kur neišvengiamai pas jūs kaip vadovas ši tema bus, o jeigu nebus, galim sulaukti labai didelių iššūkių verslui. Na ir važiuokim po truputį. Tai aktualios tendencijos tiek pasaulinės, tiek pas mus Lietuvoje, tą, ką mes matom, ne visada galim išsikomunikuoti, bet kibernetinės grėsmės, jos kyla, auga, tai koreliuoja tiesiogiai su skaitmenizacija visa. Nėra šiandien ne IT grįstų kompanijų, gal tas laipsnis skiriasi, bet visos kompanijos, jūsų visi verslai tiesiogiai priklauso nuo kibernetinės erdvės, nuo technologijų, na ir tai puikiai terpė yra kibernetiniams nusikaltėliams ar ne, eiti siekti savo tikslų. Gaila, kad vertybių kompasas pas tuos žmonės yra ne į tikrą šiaurę nustuktas, bet tai yra genijai, talentai, kurie sugeba atrasti vietas, įlysti, pavogti jūsų komercinės paslaptis, priversti jūs susimokėti išpirkas, sutrikdyti ir kitus visus dalykus padaryti. Tai kas vyksta pasaulyje, labai stambios dvi temos, tai mūsų jau irgi minėtas dirbtinis intelektas, dar papildytas kompleksas generatyvusis dirbtinis intelektas. Tai šitoj vietoj nusikaltėliai nesnaudžia. Ir anksčiau pašnekovo labai gražiai šalis ar ne, kurios tolerantiškai ir optimistiškai vertina dirbtinį intelektą. Tiesa yra tokia, kad jos tą dirbtinį intelektą šiandien arba ką mes pastebim ar būnam informuoti ar ne, kad tose šalyse ir nusikaltėliai savo operacijas planuoja, organizuoja, pastiprina irgi naudodamisi dirbtiniu intelekto technologijomis. Tai jeigu demokratiškasis pasaulis turim rizikas ir tas rizikas turim rasti priemonės, kaip susivaldyti, tai tose šalise paprasčiau yra tai žiūrima, na ir dirbtinis intelektas tikrai yra jau dabar išnaudojamas. Tai iš pavyzdžių, nusileidžiant ar ne į mūsų kasdieną, tai jeigu iki atsirandant ar išpopuliarėjant generatyviajam dirbtinio intelekto technologijom phishingo atakos ar tie laiškai, tikriausiai visi esat gavę ar ne, įdomių laiškų su princo pasiūlymais, palikti turtą ir kitus dalykus. Tai jeigu ankstesniose operacijose paprastas, netreniruotas žmogus galėjo identifikuoti, kad čia ar ne elementari ataka, mane nori apgauti, tai šiandien to nebėra. Tai būtent generatyvio dirbtinio intelekto technologijų pagalba laiškai yra idealiai parašomi, bet kokia kalba, parašoma tokia stilistika, kad mes patys negalėtume taip gražiai surašyti laiškų. Ką tai lemia ar ne tos potencialios aukos pasitikėjimą, kad atrodo viskas gerai, jeigu dar įmonės logotipai panaudoti. Tai šitos technologijos jau dabar yra išnaudojamos nusikalstamai veiklai vykdyti. Na ir kita grėsmė, kur tendencingai auga, tai kol pasaulis inovuoja, tai tikrai daug investicijų kainuoja, tai nusikaltėliai, net ir šalis už to stovinčios, siekia tą visą informaciją tiesiog imti ir pavogti, ar ne, be investicijų, be kitų dalykų. Ir tam skiriami yra milžiniški resursai.
Yra didysis ketvirtukas išskiriamas pasaulyje, nieko nenustebinsiu. Rusija, Kinija, Šiaurės Korėja ir Iranas, kur tikrai ir jėgos struktūros, ir universitetai, ir visas tinklas kūriamas yra tam, kad išsivystyti kibernetinius efektus ar atakas vykdantį pajėgumą. Tai to šalis į šitą kryptį labai stipriai investuoja. Tam, kad pasiekti mūsų informaciją, trikdyti veiklas ir atlikti kitus dalykus. Vienas iš pavyzdžių, tikrai nieko naujo, bet vis kalbėdavom, kad ateityje kibernetinių efektų arba atakų operacijos tikrai bus kartu daromos su konvenciniais veiklais, kariniais veiksmais. Tai centre mūsų atlikta studija dar kartą patvirtina tą, kad jeigu žiūrint Ukrainos įsiveržimo ar ne, Rusijos įsiveržimo į Ukrainą dieną, visos operacijos pirmiausia prasideda nuo kibernetinių operacijų. Iš pavyzdžių buvo trikdomas bankininkystės sistemos, medijos kanalai, bandymai perimti, skleisti žinias. Karyboj tai vadinamas mūšio lauko formavimas arba siekis išsiūbuoti, išjudinti valstybę, kad jinai mažiau priešintųsi, būtų šokas, stresas, užsiimtų kažkom kitum ar ne, o ne šalies gynyba. Keiksmažodis APT, Advanced Persistent Threat, tai kalba eina apie tas grupės, tai yra grupės profesionalų apginkluoti technologijom, kurias kaip taisyklė dėl išvengimo, kad išvengtų aptikimo. Irgi, kaip minėjau, kūrė, tai yra grupuotės, kurios yra struktūrizuotos ir gauna uždavinius. Taip, nusikaltėliai tiek asmeniškai gali siekti tų tikslų ir kaip taisyklė juos neretai remia šalis. Kasgi Lietuvoje pas mus? Tai trendina ransomware atakos. Į šitą klausimą, kai išduodu, ar turėjot reikalų, dažnai tyla būna. Vienok turiu informuoti, kad Lietuvoje šitos atakos irgi yra. Verslai, kurie patiria ransomware ataką arba šifravimo, kaip taisyklė, stengiasi tai paslėpti, tai būna gėda. Ir gėda kartu su didelėm grėsmėm. Ką tai reiškia? Tai nusikaltėliai, kurie įlenda pas jūs, ir jie sugeba užkriptuoti svarbės IT technologijas. Jie jau būna padarę pirmą žingsnį, tai reiškia, pavogia iš jūsų visą informaciją, pasidėję savo, kad kai išeina su komerciniu pasiūlymu, pasiūlyti, ką jums susigrąžinti, ar ne? Tai toks kompleksiškas reikalas. Mes kalbam tada ir apie asmens duomenų apsaugą, arba neapsaugą, ar ne, ir tada moralinius dalykus, jeigu neužtikrintas veiklos tęstinumas, IT organizacijai nelabai daug ir kelių yra, kaip remti ir mokėti nusikaltėlius. Tai iš šitos situacijos rekomendacija viena, veiklos tęstinumas, IT sistemų tęstinumas pas jūs tikrai turi būti užtikrintas tam, kad jeigu ir taip atsitiktų ar ne, nereikėtų į dėrybos jokios eiti su nusikaltėliais. Labai blogai, labai auga, labai efektyvu, nusikaltėliai savo ginklus ar technologijas tobulina, kiekviena ataka pas juos gaunasi vis efektyvesnė ir tobulesnė, tai reiškia po tokios atakos ir centro komandai, jeigu tenka vykti, tirti incidentų, ieškoti, kaip pavyko, kad iš to išmokti ir išvengtume ateityje, tai būna pačios atakos visi pėdsakai kaip po kruopščiai planuotos žmogžudystės paslėpiami. Ir jau pas mus Lietuvoje, kas tiekimo grandinė, tikriausiai jūsų verslai teikiat paslaugas kitom organizacijom, B2B, perkat paslaugas, tai matom irgi augimą šitoj vietoj. Nusikaltėliai dar kartą negeri, bet labai protingi. Ir jeigu jų taikiniai yra organizacija, tarkim jūsų, o jūs esat ir higiena ir visi dalykai sutvarkyti korektiškai, nėra paprasta pasiekti tikslų. Kas daroma, surandama kitos kompanijos, kurios dėl mažesnių kaštų gali pateikti pigesnės paslaugas, tai nėra taisyklė, tikrai ne.
Bet tokia kompanija įsilaužus pas ją ir jeigu jinai turi 200 ar 300 klientų, įdėti savo kodą, savo virusus, grubiai tariant, ir su jų kepurėlė nunešti pas jūs ir pasiekti jūs kaip pagrindinį tikslą. Tai šitas dalykas trendina ir Lietuvoje ir turim tikrai nemažai atvejų, kada tikrieji taikiniai yra pasiekime per tiekimo grandinę ir kaip taisyklė per IT paslaugas teikiančias kompanijas, todėl renkantis partnerį, šitą vietą labai labai atidžiai vertinkite, due diligence procesą ar ne, žiūrint, kokias paslaugas jūs gausit, kokios jos yra saugos, kokios galimybės atkurti paslaugas ir kiti svarbus dalykai. Na ir sukčiavimas paprasta, vėl grįžtam prie socialinės inžinerijos. Šitoje vietoje ir pas mus, ypatingai metų pradžioje, buvo labai daug ir sąmyšių, ir po praeitų metų finansų sektorius Lietuvos banko ataskaitos buvo, piliečiai mūsų neteko per 12 milijonų, bent jau oficialiai suskaičiuota pinigų. Tai vėl auganti kryptis, kur čia galima pasidžiaugti, tai kartu su interneto paslaugų teikėjais, viso Lietuvoje veikiančiais ir institucijom pavyko šitą bėdą pasižaboti ir turim pakankamai efektyvius sprendimus, kad kai mes gaunam informaciją, kad vėl paleista kompanija, tai šiandien nuo 15 iki 40 minučių esam pajėgus tą resursą, gaudyklę ar ne pinigų padaryti neprieinamą. Tai gal jums irgi teko matyti ir žinutės, ir spaudžiant nuorodą, jeigu vėliau paspaudėte, ta svetainė, bloga svetainė tampa nepasiekiama, bet sukčiavimas pas mus yra tendencingas. Esminis lūžis artimoje aplinkoje, TIS2, girdėjot tokį? Ar ne, tai kolega pristatė visą sąrašą, tai TIS2, Europos direktyva, tinklų ir informacinių sistemų reguliavimas, tai nėra naujas. Europos Sąjunga, matydama tikrai grėsmingą situaciją visoje Europoje, jau 16 metais išleido rekomendacijos, kaip verslai turėtų tapti atspariais ir užtikrinti veiklos tęstinumą pas save. To nepakako, tai išleista antra versija, kuri įsigalios pas visoje Europoje 24 metų spalio mėnesį, dabar yra pereinamasis periodas. Tai kas su šita direktyva labai naujovė, tikrai neskubėkit išsigąsti, ar ne, tai pas mus Lietuvoje, jeigu šiandien Nacionalinis kibernetinio saugumo centras kaip įstaiga, kuri yra atsakinga prižiūrėti kritinę infrastruktūrą, energetiką, vandenį bei valstybinius informacinius išteklius, tai šiandien turim labai grubiai pagal raidę arti 500 klientų. Su TIS2 preliminariai auga iki 22 000 klientų. Labai tikėtina, kad jūsų organizacija gali patekti po reguliavimo direktyvos. Kas grėsminga, žinoma, baudos ir kitas dalykas ir labai svarbus ir teisingas dalykas, kad atsakomybę neša vadovas. Jūs kaip vadovai ir neesantis, tai neša atsakomybę už viską. Kibernetinis saugumas, kaip ir pradžiai sakiau, lengva tema. Iš mano ateities tai nėra lengva tema ir noras tą kibernetinį saugumą padėti truputėlį ar ne į šoną. Tai kaip ir visos rizikos, kibernetinis saugumas turi būti valdomas įmonėje, registruose, kaip ir finansinės rizikos, atitikties rizikos. Kodėl to neišvengsim? Ateitis yra tokia, kuo daugiau technologijų atsiranda, tuo daugiau atsiranda ir kibernetinių grėsmių. Jeigu yra supratimas, kad jeigu automobilių ūkis ar ne, tai visi ratai turi būti prisukti su 5 varšais, jeigu dera, su kibernetiniu saugumu lygiai taip pat. Koks yra atsparumas, kaip mes darom. Ir tai nėra projektas, išeinam į A į B, tai yra procesas. Pasiekus reikiamą atsparumą, jį nuolatos palaikyti. Na ir kam taikoma šita direktyva, mažai pokyčių. Mūsų Lietuvoje gal šiek tiek paprasčiau, mes jau 17 metais startavome su kibernetinio saugumo įstatymu ir jau tuo metu neblogi dalykai buvo padaryti. Vienok turim 11
svarbių sektorių, nieko naujo, energetika, transportas, vanduo, kiti sektoriai bei papildomus sektorius. Plus, ką mes jau šiandieną turime Lietuvoje, tai dar papildomai ir mediją kaip sektorių turim, su kuria jau dabar sėkmingai partneriaujam ir dirbame. Labai stambus faktoriai, tai jeigu įmonėje daugiau negu 50 darbuotojų klientais tampam, metinė apyvarta virš 10 milijonų irgi tampam klientais arba ta reglamentas pradeda galioti. Įsipareigojimai vadovams, tai grįžtu prie to, turėti temą, turėti planus, reguliariai dalyvauti mokymuose ir patiems, ir savo darbuotojai. Nuo kitų metų startuosime centre su nemokamu kursu, kibernetinio saugumo arba rizikų valdymo kursu skirtų vadovams. Tikrai ne apie bitus ir kažką kalbėsim, ką vadovai ir kalba, ir ne apie rizikų valdymą. Kaip tai daryti, kokie apetitai galimi, kokias priemonės. Ir mitas, kad reikia labai daug milijonų, kad tą atsparumą pasiekti. Tai kam ruoštis reikėtų? Rizikos valdymui ruoškitės pas save versluose pačiam blogiausiai scenarijui ir gebėjimui atkurti savo verslus. Pratibuokite, ypatingai svarbus momentas, čia gal daugiau ne kibernetinis saugumas, bet IT, ar ne, tai kaip galima svarbės kritinės technologijas jūsų verslo atstatyti iš atsarginių kopijų, kaip taisyklė būna kopijos, bet sunku atstatyti, jeigu to nepratibuojate. Ir ruoškitės po truputėlį NIS2 direktyvai. Rytuose sakoma, kad mūsų gyvenime veda dvi fundamentalios jėgos - meilė ir baimė. Kai veda meilė, mums nereikia, mes darom, nes suprantam, kad dalykus reikia pasidaryti. Mylėkite savo verslus. Na, jeigu to neužtenka, ateina baimė, tai baudos ir kiti dalykai. Saugokit savo verslą. Dėkoju gerbiamam Liudui, prašau įstaisyti prie mūsų.